Tekstinės lentelės. Lentelės yra įterpiamos, insert punktas ir yra table. Dabar galima tiesiog pasirinkti, kiek mes norim, stulpelių, eilučių ir dabar jau spusteliu pelę ir turiu lentelę. Kaip matot, lenteliai yra toks ženkliukas, jis reiškia lentelės langelį, kad tai yra ne šiaip savo kažkokia pastraipa, o tai yra lentelė. Rašymas lenteliai vyksta lygiai taip pat kaip ir pastraipoje, tik tai, kaip matot, nuo vienos linijos iki kitos, baksteliu kitą langelį, kažką rašau, dar kitą ir dar kitą, va taip turiu. Dabar kaip geriau judėti lenteliai. Lenteliai galima vaikščioti su pele, galima naudotis rodiklėlėm klaviatūros, kur taip valdo, bet geriausias tai būtų vaikščiojimas spaudžiant tab klavišą. Tab klavišas peršoka į gretimą langelį ir pažymė, jeigu ten koks tekstas yra. Reiškia, tuo yra patogu, kad dažniausiai lentelės renkam vis dėlto rašom eilutėmis ir kaip atsiduriam paskutinėme langelyje, spaudžiant tab, atsiranda dar viena eilutė, ir taip parašom, vis galima eilučių prisidėti. Tai yra labai lengvai yra padauginamos tos eilutės. Dabar kaip tas lenteliai pažymėjimas vyksta. Galima tiesiog braukti pelę ir žymėmi, reiškia kažką, bet jeigu norim pažymėti vieną eilutę, tai tiesiog taip kaip teksto eilutė va čia galima žymėti, arba atsistojam čia ir žymim ir tas toks juodulys truputėlį išeina iš čia. Jeigu jūs tas nepatinka šitie ženkliukai, tai tuos atjungus, kaip visą laiką yra nespausdinami ir nematom mes tų ženkliukų. Nuspaudę, braukiam, žymim eilutėmis. Stulpelį reikia atsistoti ir, sugauti būtent tokią vertikaliai juodą rodiklėlę, pelę ir tada žymim stulpeliais. Jeigu norim vieną langelį pažymėti, tai pelės rodiklė tokia juoda ir yra pasvirusi į dešinę, žymim langelį, žymime langeliais. Jeigu kartais sunku tą, nustatyti, tai šiaip yra, čia yra design layout, yra layout, jeigu aš nueičiau, tai yra, select toks mygtukas ir čia select cell. Tai ir pažymi tą langelį, kuriame stovėjo. Čia, sakykime, ant vieno. Parašysiu vieną, select cell. Yra. Dabar, jeigu stovi vienetukė, select column, tai vieno to stulpelis, select row, viena to eilutė. Ir aišku, galima pažymėti select table, pasižymė visą lentelę. Jeigu norim dar visą lentelę pažymėti, tai tiesiog šitoj vietoj yra toks kaip kryžiukas. Ir spaudžiant jį pasižymė visą lentelę. Dabar, jeigu aš noriu, pažymėjęs paspausiu delete, tai lentelę tik išvalysiu, bet pačios lentelės aš neištrinsiu. Norint ištrinti pačią lentelę, reikėtų žymėti arba ten gabalą teksto, sakykime, tai ir tas tekstas ir čia dar kažkas ir tada viskas išsitrintų. Jeigu dabar delete paspausiu, viskas įsitrynė, aš sakysiu anuliuoti mano trinimą ir vėl viską turiu. Kaip ištrinti eilutę, stulpelį, langelį, galų gale visą lentelę be teksto. Aš dabar paimsiu, taip, sakykime, surašysiu, kad būtų vaizdžiau. 1, bus 2, bus 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9. Dabar aš stoviu čia prie 5, prie 5 tame langelėje ir bandysim kažką ištrinti. Vėl einu į layout ir dabar yra delete. Reiškia, ką mes galim trinti. Galim trinti langelį, stulpelį, eilutę ir
visą lentelę. O, sakykime, visą lentelę paskui ištrinsim, dabar ištrinam eilutę. Jeigu stovi penketuko, tai penketuko eilutė buvo ištrinta, paspaudžiau ir išsitrynė. Aš dabar anuliuosiu tą trinimą ir vėl yra. Jeigu aš darysiu delete column, tai analogiškai stulpelis išsitrins penketuko, vėl anuliuoju. Reiškia, jeigu bandysiu trinti cell, tai yra langelį, tai dabar ateina, ką daryti su tais kitais langeliais. Reiškia, galima, pastumti kitus langelius į kairę. Ir tai pabandykim padaryti. Paimam Shift Cells Left ir čia visi pavažiavo, šešetukas į kairę. Ir čia liko tokia kaip ir tuštuma, skylė lenteliai. Vėl anuliuoju. Galima vėl pabandyti dar kartą Delete Cells. Galiu Shift Cells Up. Reiškia, vėl pavažiuos aštuntukas, bet čia tokios kaip skylės neatsirado, vis tiek yra brūkšnelis, vis tiek tas yra. Aišku, galima ištrinti trinant visą eilutę penketuko ir visą stulpelį penketuko. Tas pats kaip trinti eilutę arba stulpelį, kol kas netrinam. Jeigu aš pažymėčiau kelias eilutės arba kelis stulpelius ir eičiau trinti, pavyzdžiui, delete rows, tai 2 ir 5 eilutės įsitrynė, anuliuojam. Užtektų pažymėti, pavyzdžiui, netgi, sakykime, taip, ištrinsiu stulpelius, 1, 2, 3 pažymėjau, sakysiu delete columns ir ištryniau tuos. Atstatau vėl ir turiu. Vienu žodžiu, kiek pažymim, tiek ir ištrinam. Dabar, aišku, galima visą laiką kažką, bandyti trinti ir naudojant kontekstinį meniu, delete rows, jeigu yra pasižymėjau visą, ir taip toliau. Dabar bandysim visą ištrinti, delete table ir visą lentelę ištrynim. Dabar vėl noriu įterpti lentelę, aš truputėlį kitaip įterpinėsiu, yra toks insert table, čia labiau paprasčiau galbūt yra, čia galima nustatyti kiek stulpelių ir kiek eilučių. Šiaip darant lenteles reikėtų jau panašiai žinoti tiksliai, kiek reikės stulpelių. Eilutės, kaip matėt, su tab pagaminti yra labai paprasta. Tegul būna 5-7. Ir turim tokią lentelę. Dabar, jeigu mes prieš tai trynėm, tai dabar bandysim įterpti. Ir vėl pasirašykim tuos skaičiukus, kad lentelė nebūtų tuščia ir mes galėtumėm matyti, kur kas sukliuvau. 7, 8 ir 9. Stoviu dabar penketuke, vėl einu į Table Tools Layoutas yra. Ir dabar čia yra siūloma, kaip matot, įterpti, dabar eilutę virš penketuko, įterpti ir žemyn. Pabandykim virš penketuko, įterpiam. Dabar, galim pabandyti ir žemiau, dar prie tos pažymėtos. Turim. Jeigu penketukė stovi, bus įterpta taip. Jeigu man reikia kelias įterpti, tai aš, pavyzdžiui, pasižymiu 2, ir į viršų terpiu. Dar 2 įsiterpiu į viršų. Ir taip toliau. Dabar viską nuliuosiu ir sugrįšiu prie gražios savo pradinės lentelės. Tai lygiai taip pat, jeigu aš stoviu penketuke, galiu įterpti ir vieną į stulpelį į kairę, sakykime, vėl penketuke, kitą į dešinę įterpsiu. Jeigu pasižymėsiu, sakykime, kelis stulpelius ir sakysiu, įterpti čia, 2 stulpeliai įsiterpia. Turim labai analogiškas, paprastas dalykas įterpti čia. Jeigu aš noriu įterpti jau langelius, tai reikia šičia paspausti ir dabar aš įterpinėju nuo penketuko. Priešingas atvejis negu trynėm, galima pastumti langelius į dešinę, pastumėm, šešetukas ir čia vienas išlindo, toks su ragais gavosi mūsų lentelė, anuliuojam, galim pabandyti vėl spausti ir pastumti žemyn, pasistumė žemyn, bet tiesiog kaip ir užsibraukė brūkšnys ir tarsi prisidėjo viena eilutė dar. Tai būtų su
Dar vienas dalykas šitoks yra įterpimas, jeigu jūs prieinat, va čia pliusiukas yra, tai eilutės terpia tas pliusiukas į viršų. Jeigu aš pasižymėsiu, sakykime, kelis, dabar tas negerai man, turim ir tiek, matot, terpia, vis po vieną terpia. Škia. Toliau visi, kalbant apie lenteles, visi stulpeliai paprastai yra vienodo pločio. Lentelė įsiterpia nuo paraštės iki paraštės. Dažnai taip nereikia, reikia vieno stulpelio platesnio, kito siauresnio, todėl galime tą, reiškia, liniją, va taip su pele pagavus, kai yra tokia dviguba rodyklė, tiesiog panešioti tą liniją į vieną pusę, į kitą panešti, ir taip susitampyti, reiškia, kaip jums patinka, reiškia. Vienas, sakykime, koks nors čia eilės numeris būtų, čia tokį siaurą padaryti, čia koks nors vardas pavardė platesnis, čia kokie nors, sakykime, nežinau, įvertinimai ar kažkokie ten sumos, pinigai ar kažkas, kur nereikia tokių plačių. Bet dabar man tampant gavosi, kad tie stulpeliai yra nevienodo pločio, reiškia, kad juos suvienodinti aš galiu stulpelius va taip pasižymėti ir yra toks dalykas, kad suvienodina distributas. Ir spaudžiu šičia, vienodo yra pločio. Galima ir, reiškia, eilutės aukštį reguliuoti, vieną tokią padarykim didesnį, bet šiaip retai yra daroma. Dabar aš pažymėsiu, sakėm, kelias ir jeigu aš darysiu, tai jas bus tokio vienodo pločio. Jeigu tempiant, reiškia, nuspaudžiu Alt klavišą, tokį momentą, tai viršui liniuotėje matome, kiek yra centimetrais ar kažkokiais kitais matavimo vienetais, milimetrais, coliais, matome tą rašymo lauką, kur galima rašyti. Ir, reiškia, tokio pločio tas stulpelis yra ar eilutė. Jeigu aš pažymėsiu gabaliuką, tokį, sakėm, 2 langelius ir tempsiu prie pažymėjimo, tai būtent tamposi tik pažymėjimo tas brūkšnelis. Kaip matot, aš galiu jį visaip sureguliuoti, taip ir liktai lentelę dar įvairesnę padaryti. Aš dabar atstatysiu, kaip buvo ir turim taip. Dar vienas dalykas, kad nereikėtų naudoti to sulyginimo, galima pasinaudoti taip. Ne visą laiką pavyksta, bet kelis kartus pabandžius išeina, tempiant proporcingai didinam arba mažinam. Ką aš padariau? Aš paspaudžiau Ctrl klavišą, laikau nuspaudęs, tada vežu vieną tą liniją ir kaip matot, šitas stulpelis platėja, o šitie visi proporcingai siaurėja. Irgi labai patogus yra dalykas. Dabar ne visą laiką reikia, sakykime, kad tie būtų būtent langeliai. Kažką reikia, pavyzdžiui, užrašyti, kad čia bus kažkoks tai vertinimas, čia 1 mėnesio, 2 ir taip toliau. Tai aš galiu pažymėjęs tuos kelis langelius tiesiog sulieti. Match cells yra tokia komanda ir iš 3 gavosi 1. Šiaip iš kiek noriu, tiek galiu padaryti. Reiškia, pavyzdžiui, 4 pasiėmiau, paspaudžiau sujungti ir turiu, reiškia, 1 langelį. Galiu, pavyzdžiui, šičia sujungti taip, tokį turiu, taip, sakykime, ir čia koks nors vertinimas galima parašyti. Turim taip, o šiaip, kad būtų centre, galim naudotis paprastu centravimu, galima dar ir kitaip įsiversti, turim tokį. Galima didelį langelį, nebūtinai didelį, sakykime, paprastą langelį, aš galiu suskaldyti, atvirkščias veiksmas yra split, reiškia į kažkiek tai langelių, ir tai yra stulpelių ir eilučių, pavyzdžiui, 2 ant 2, į 4 padalinam, turim tokį.
Galima, sakykime, kelis pasižymėsiu langelius, sakykime, 4 pasižymėjau, ir dabar juos galiu dar prieš tai apjungti, tai dabar, kažkiek daugiau padarykim, tik tai 2 eilutės leidžiamos yra, kadangi apjungiau, ir turiu tokią lentelę turiu. Reiškia, galiu langelius sujungti ir galiu langelius, reiškia, ir išskaidyti. Jeigu, reiškia, yra didelė lentelė, pavyzdžiui, aš dabar, atsisėsiu ant tabo arba tiesiog pažymėsiu daugiau, kaip čia pažymėkim daugiau, kad aš norėčiau, kad ta lentelė mano eitų, tiesiog pridėsiu tiek, dar. Oi, jau dabar kažkur nuvažiavom, bet aš pasiekiau savo, reiškia, tikslą, kad mano lentelė eina per kelis lapus. Vienam lape prasideda, o kitam, baigėsi, gali ir daugiau būti. Čia, kaip sakiau, koks nors vardas gali būti, reiškia, čia kažkoks tai eilės numeris dažniausiai pirmam rašomas, reiškia, čia vertinimas, ten, sakykime, pirmos savaitės, ar ten mėnesio, ir taip toliau, reiškia, tiesiog pakopijuokim, taip, ir pakeiskim skaičiukus, įklijuojam ir įklijuojam, čia, sakykime, 2 mėnuo ir kažkas 3 mėnuo, tiesiog improvizuodami padarėm tą, šitą gal negražią, po kelias tokias ištrinkim, kad būtų, reiškia, būtų deletraus, šitas ištrynėm, turim tokias kažkokias tai lenteles ir dabar šita yra mano, reiškia, antraštė yra lentelės. Dabar šitoj antraštės nebelieka kitam lape. Kitam lape nebelieka, kaip padaryti, kad ta antraštė būtų. Tai vienas iš tokių būdų, vėl grįžtu į layout, pasižymiu tą antraštę, sakykime, tas ir tas, kad būtų pažymėta netgi taip, ir yra taip, repeat, ir kartoja būtent tą antraštę arba lentelės galvą. Kas įdomiausia, čia net 2-3 lape aš negaliu nieko patvarkyti antraštėj, ką aš patvarkysiu šitoj antraštėj, pavyzdžiui, parašysiu pavardė, tai kiekvienam lape ir bus tas pats, pavardė irgi atsirado. Jeigu mes nebenorim šito, reiškia, kad kartotų, tiesiog atspaudžiam, galima kiek norite eilučių paspausti, tiek bus, ir taip toliau. Tik tai būtinai turėtų būti nuo pirmos eilutės, negalima daryti nuo kažkelintos eilutės, aš negaliu paimti, pavyzdžiui, šitos eilutės, kaip matot, neaktyvi, turi būti pirma ir visos po jo einančios. Dabar kartais prireikia, reiškia, vieną didelę lentelę suskaldyti į 2, sakykime, čia kokia nors būtų, kita žmonių grupė ar dar kažkas, sakykime, čia parašykime 2 grupė ir man reikėtų lentelę nuo čia perskelti. Stovim šičia 2 grupė parašyta ir yra komanda split table ir tiesiog mano lentelę perskilo toj vietoje, aišku, tos jau lentelės galvos čia nebeliko, bet kaip matot, aš čia galiu standartinis, rašyti tekstą kažkokį ir taip toliau. Reiškia, tai viskas tvarkoja. Skaldyti lenteles praktikoje netaip dažnai pasitaiko tikriausiai. Dažniausiai, kai surenkam duomenis iš kelių šaltinių, reikia lenteles apjungti į vieną, padaryti vieno failo, vieno dokumento, tai reikia, reiškia, tas lenteles apjungti. Tai tiesiog, jeigu dabar vieną lentelę turiu, 2 lentelę turiu, tarp jų yra kažkoks tekstas ar tiesiog tuščia pastraipa, tai trinam tol, kol lentelės, reiškia, susijungia.
susijungia ir turim. Kartais būna taip, aš dabar anuliuosiu tą sujungimą, kad vieni, sakykime, tiesiog rašydami kažkokius ištampo, reiškia stulpelių pločius ir sujungus, dabar vėl sujungsim tas, jūsų lentelė nebesueina. Tiesiog jau reikia rankom bandyti su juos sujungti, ar iš tos pusės, ar iš tos, jeigu iš vienos nesueina, bandykite iš kitos, tikrai pavyks. Aš turiu tokią jau didelę lentelę, man tingisi ją trinti arba tvarkyti, tai aš tiesiog ją ištrinsiu, bus delete table, ištryniau, ir vėl įsiterpsiu kažkokią standartinę lentelę, 5 galbūt, kažkiek ten, nesvarbu, 7 yra. Dabar viena tokia, galbūt savybė būtų. Jeigu aš rašau ilgą žodį, tai yra be tarpų, kaip matot, man plečia tą stulpelį. Jeigu aš čia pastatysiu ir padarysiu tarpus, tai tas stulpelis gražiai grįžta atgal. Reiškia. Vienu žodžiu, lentelė, stulpelis stengiasi, kad žodis įtilptų. Galimi 3 variantai tokie, kaip čia tekstas lentelėje elgėsi, aš čia porą tokių parašysiu, kokio nors raidžių, daugiau, mažiau, reiškia. Ir dabar, turim tokią lentelę, yra dabar toks autofit. Tai pasirinkus, reiškia, tokį, tai, reiškia, kad viskas, reiškia, visi užrašai lenteliai, tilptų lentelė, jeigu tuščia, tai lentelę sumažina. Jeigu aš padarysiu autofit window, tai yra viskas išsitrauks reiškia, būtent į langą, taip standartiškai beveik ir daroma yra. Iš kitos pusės galiu iškart parodyti, kad galima lentelę ir šitoj vietoj, čia yra tokia, kai aš einat, dviguba pelė ir lentelę galima kažkaip pastumdyti, kiek tik įmanoma, ir vienaip, ir kitaip, irgi taip pat galima, bet autofit ir vėl ją išskleis. Ir kitas dalykas yra, jeigu aš nusistačiau kažkokius, sakykime, pločius, tokius stulpelių, aš galiu juos užfiksuoti, ir dabar, kaip aš berašyčiau vieną ten raidę, niekas nebestumdys stulpelio, o tiesiog, reiškia, bus aukštesnė eilutė ir, reiškia, tas tekstas eis žemyn, o ne į šoną. Dabar galima nustatyti, kaip matot, lentelės ir, reiškia, aukštį ir stulpelių, ir eilutės, ir stulpelio plotį. Galima čia išeiti į lentelės tokias savybės ir galima tiesiog nustatyti, kokia mano lentelė turėtų būti. Pavyzdžiui, aš nustatyčiau, kad ji būtų 8 cm, reiškia, pločio, tokia tikriausiai ir padarė 8 cm. Jeigu aš nueisiu vėl, nuimkime šitą 8 cm ir dabar kur ta lentelė gali būti. Gali kairiai lapo būti, centre, dešiniai, galiu kairiai kažkokią tai paraštę uždėti, pavyzdžiui, centre lentelę. Turim centre ir plus ją dar ištempė. Jeigu aš dabar vėl man reikėtų, arba tiesiog, vėl galim uždėti, sakykime, ten 8 cm, kaip buvo. Turim centre, taip toliau, reguliuoti galim. Toliau, reiškia, dešiniai gali būti ir taip toliau. Gali tekstas aptekėti lentelę arba neaptekėti. Truputėlį vėliau, o dabar apie, reiškia, lentelės eilutės aukščius galima nustatyti, kad jis bus, sakykime, kaip čia dabar 45 ir ketvirta eilutė, tikriausiai 1, 2, 3, ketvirtoje eilutėje aš stoviu, reiškia, ir, reiškia, čia esu, galiu, sakykime, nustatyti, kad jis gali būti ir didesnis, ką reiškia at least, tai reiškia, jeigu daugiau teksto bus, tai jis gali būti ir aukštesnė eilutė, bet
bet ne mažiau kaip 0,7. Nu, pavyzdžiui, padarykim, kad 1 cm būtų. Ok, reiškia, ir jis, matyt, daugiau yra kaip 1, nes paimkim kitą, sakykim, šitą vienetą padarykim. Čia neatkreipiau dėmesio, koks čia yra rows, padarykim vienetą. Vienetas ir spaudžiam OK, vienetą centimetrą, čia keli centimetrai. Bet jeigu aš šitą padarysiu, reiškia, ne at least, o tiesiog padarysiu tiksliai, kad būtų ir vieneto, atrodo, tas yra ir mato tik 2 A raidės, o visos kitos, jos kažkur pasislėpė ir viskas. Nesimato. Reikėtų ir tą žinoti. Matot, aš ranką galiu pratempti ir daugiau jų yra. Analogiškai yra ir, dar galima čia pareguliuoti, kelintą norim, 5, 6 ir taip toliau. Pavyzdžiui, galima ir visus pasižymėti, visą lentelę pasižymėsiu ir nustatysiu, kad lentelės stulpeliai bus 1 centimetro tiksliai ir visi 1 centimetro. Visiškas analogas yra su kolum, reiškia, visas, kadangi lentelė pažymėta, visas yra, irgi nustatysiu, kad tai bus 1 ir centimetras, čia nėra exactly, čia arba procentais, arba, reiškia, procentais nuo pločio lentelės ir sakau, ok, tai visi langeliai dabar tiksliai yra 1 centimetro tokie kvadratėliai turėtų būti. Kai turim tokią lentelę, galim dar galbūt pamažinti. Dabar apie, reiškia, tekstą tą, kur sakiau, vėliau pasakysiu. Tai dabar tiksliau reikia man teksto. Aš kopijuoju, Ctrl+V dabar bandau įklijuoti, kad daug būtų to teksto. Dabar lentelę galiu tiesiog šičia paėmus, panešioti, ir kaip, dar pamažinsiu. Ir lentelė tiesiog kaip paveiksliukas yra apteka tekstas ir taip toliau. Tas aptekėjimas yra galbūt gerai, kai turim nedidelę lentelę, tačiau dažniausiai atsitinka tokia bėda, kai turim didelės, jos, jeigu yra aptekėjimo režime, table, reiškia, aptekėjimo režime, tada ne viskas gerai vyksta su lentelėm, ne viskas galbūt matos ir taip toliau. Tada reikėtų pereiti į none, kad aptekėjimo nebūtų ir tiesiog, reiškia, praskiria tekstą, šiuo atveju nušoko į viršų ir yra lentelė atskirai, tekstas atskirai. Dar vienas dalykas, kai mažos tokios yra, tai yra kažkoks atstumas tarp linijos ir reiškia, ir teksto pradžios, jeigu aš dar čia parašysiu daugiau ir nebesirašo tiesiog, jau šoka žemyn, bet aš galiu, kad, reiškia, sumažinti tą, reiškia, atstumą. Jį sumažinti galima įvairiai, reiškia, bet yra cells, ir yra dar toks, reiškia, options yra. Ir jeigu nuimsiu tą paukščiuką ir matot, beveik 2 mm yra nuo šono, jeigu aš padarysiu 0,05, tai irgi nieko blogo neatsitiks, tiksliau, daugiau prieis prie to krašto ir galbūt kažkokia dar raidė, reiškia, vienaip ar kitaip įtilps reiškia, į tą. Arba čia galima tą patį padaryti, cells margin, kaip matot, ir ne tik tai, table options yra, ir vėl galiu aš kažkokį tai daryti, kad ne 0,19 šono būtų, o po mažiau būtų. Dabar, jeigu aš norėčiau padidinti truputėlį ir bent jau vieną bandyti, reiškia, padidinti tokį ir parašyti čia tekstas, tai tekstas yra rašomas, kaip matot, toj pusėj. Ir galiu su home skirtuke čia įreguliuoti taip. Šiaip abipusė lygiuoti lentelėse nelabai gražiai atrodo, arba centras, arba taip. Bet šiaip layout režime aš turiu visus teksto gyvenimo atvejus, tai yra gali būti taip. Ir tiesiog vertikaliai pradedame rikiuoti taip. Ir kaip matot, ir taip gali būti. Ir netgi galima keisti teksto rašymo kryptį taip,
arba vėl grįžtam į normalų, sakykime, tokį režimą. Kam to reikia? Dažniausiai lentelės antraštės rašomos yra pakreiptai arba taip, ir kadangi stulpeliai yra siauri, o daug reikia parašyti teksto, tai rašoma tada tokiu būdu.